Lapkričio 3. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Mato Evangelija 26 skyrius 41 eilutė. Vieni daro klaidą melsdamiesi be budėjimo, kiti daro klaidą budėdami be maldos. Bet sujungimas maldos kartu su budėjimu yra tinkamiausias ir saugiausias būdas, nurodytas mūsų Viešpaties. Turime atkreipti dėmesį visokį Viešpaties žodžio padrąsinimą, jo išsipildymo įrodymus ir ženklus, patvirtinančius, jog Viešpats jau yra čia ir kad jau greitai įvyks dideli dispensaciniai amžių pasikeitimai. Turime stebėti viską, kas sustiprins mus tikėjime, viltyje, ištikimybėje ir meilėje. O kol tai budime, turime be perstojo melstis. Turime melstis kartu kaip Dievo žmonės, būdami šeimos nariai turime melstis namuose. Taip pat turime melstis slaptoje, vienumoje. Budėjimas tyria mūsų charakterio būdą, mintis, motyvus, žodžius, poelgius, aplinką ir įtakas veikiančias į mus maldą, tai įsakytas ar neįsakytas nuoširdus širdies troškimas, kreipiantis į Dievą dėl gerų dalykų. Budėjimas suteikia mums visokį žinojimą ir energiją, kad paskatintų mus aktyvumui, o malda, su pilna šviesa ir energija einančia iš Dievo žodžio ir visų aplinkybių, bei kitokia apvaizdos pagalba, padeda mūsų aktyvumui, įgyvendinti palaimos dovanotas mūsų Viešpaties. Toks budėjimas ir malda išgelbės mus nuo pagundų ir padės noriai, ryžtingai dvasiai nugalėti silpną kūną Dievo garbei. Klausimai: ar šią savaitę budėjau ir meldžiausi? Kaip, kodėl, kokie buvo rezultatai? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Mato Evangelija 26 skyrius 41 eilutė.